Ta jungtis leidžia keisti priedus greičiau nei spėjai suprasti. Baigiam pustvėlieną, ar turim užduoti išgręžti skylės tvorai ir mums reikia pasikeisti priedą, bet čia labai gerai, kad turim greitą jungtį, nereikia jokių varžtų sukinėti, tiesiog vieną kaištę atsukam, kitą kaištę atsukam ir tiesiog išvažiuojam ir pasikeičiam kitą priedą, atliekam toliau darbą. Nereikėjo pailginti. Čia, tai žinai, gal kad kokia ten rimtesnė, stipresnė, žinai, reiktų tvorą gal tada ir dėtum, kaip sakant, tą prailginti, bet čia tokių stulpelių. Užtenka 90. Kaip manai, kiek laiko? Nežinau, iš tikrųjų sunku labai nuspėti, bet man atrodo greitai, nes atsiliepimai iš klientų tikrai geri, daug greičiau negu su rankom, bet testuosim, matysim. 20-15 minučių. Visas kelias. Kiek čia skylių? 12. Nu bandom, iššūkis priimti. Jei nori sužinoti, ar pavyko šis iššūkis, paspausk širdelę ir pasek, kiek po puslapį. Čia irgi reiks išmokti. Nebandyta. Kažkada bandėm, bet žinai. 1 minutė ir kaušas virsta grąžtu. Grąžtas virsta žemės freza arba kelmų freza. Neieškai kito žmogaus, nevažiuoji į bazę, neskambini niekam. Spaudi, pasuki, užrakinai ir dirbi toliau, nes